Į mano hobius, kas pažįsta, tai dažniausiai sako, kaip tu čia visur taip spėjai. Esu Algirdas Balčiūnas, UAB Bayer agronomas. Matome, kad augalai, nors ir auga, turi kiekvienais metais mes juos pasėjam, mes juos užauginam, trešiam ir purškiam ir paskui nukulam, tačiau kiekvienais metais sąlygos visada būna skirtingos. Todėl galėčiau tik tais pasakyti, kad toks darbas mane užveda, man jis patinka, vien dėl to, nes jame nėra rutinos. Jeigu tinkamai gerai pailsi, tai tada ir darbai sekasi. Visą laiką augęs kaime, matęs tą aplinką, tiesiog tas agrarinis kraštas mūsų realiai visą laiką sukdavo tą žemės ūkis, na galbūt tas ir priveda, kad kažkokia tai istorija, kažkoks tai tautiškumas, kažkokios tai tradicijos. Pradėjau kažkaip domėtis istoriją, tą pačią žemės ūkio istoriją, to pačiu tarpukariu. Kažkaip pamačiau, kad buvo tais laikais tarpukariu spausdina daugybę leidinių. Taip pradėjau iš tikrųjų rinkti ūkininko patarėjo. Man atrodo, jis pradėtas leisti 26 metais, tai dabar turiu nuo 26 iki 31 metų visą kolekciją tokią, būdavo leidžiamas kiekvieną mėnesį vienas leidinukas. Tai ten būdavo visa informacija, tais laikais kaip ir tos klaidos tokios dėlės nebūdavo. Tai ten Žemės ūkio ministerija ir kitos įstaigos paprasčiausiai leisdavo tokį leidinuką ir visur būdavo mokomi ūkininkai, kaip reikėtų ūkininkauti, kad pakelt visą žemės ūkį, jo produktyvumą. Tai čia turiu Žemės ūkio ministerijos žurnalą Žemės ūkius. Tai yra pirmasis leidinys 25 metų spalio-gruodžio mėnesį. Tai šitame leidinėje irgi yra prirašyta, kaip tuo metu plito lygos. Tuo metu tokios lygos kaip rūdis rašo, kad pridarė daugiamilijoninį nuostolį ūkininkams ir aprašytos visos rūdžių formos net. Tai matom, kad tikrai ir tais laikais ūkininkai susiduria su tom pačiom problemom, su kuriomis susiduria ir dabar. Vieni leidiniai yra truputį geresnės kokybės, kiti prastesni. Tai žinot, irgi ieškau, randu, pasikeičiu geresnės kokybės. Nors mums galbūt atrodo, kad dabar tarpukariu ten buvo gilus, kaip sako, miškas, buvo žmonės atsilikę, bet kaip matom, kad tos technologijos tikrai buvo pažangios ir jos buvo diegiamos į Lietuvos kaimą. Galiu tik tais tą pasakyti, kad paprasčiausiai mes iš istorijos galime tik pasimokinti, kad nedarytų pačių klaidų, ką galbūt darė mūsų protėviai, ką galbūt darė kažkas tai kitas. Tai reikia mokintis iš svetimų klaidų, o nedaryti savasias.